Sveiki. Ką, šiandien turiu svečiuose Tomą. Jau pradėjome žygiuoti. Mūsų keliukas eina grynai per pelkę. Realiai turėtume eiti ten pagal upės pakraštį, bet visas kelias apsemtas. Tomas eina tolyn. Tai žiūrėsim, kaip toliau mums čia seksis. Šiandien daug nežadame eiti, nes jau į vakarop. Ir žiūrėsim toliau. O kokio gražumo raudonviršis. Didelis, tik tai jau senas. Paliksim toliau, tegul auga. Priėjom pirmą ežeriuką. Galvojom, gal čia būtų galima apsistoti. Bet kad atrodo nėra gylio. Prieš tai visur pelkės. Tai klausimas, aš abejoju, kad čia yra iš žuvies. Priėjom upelį, kurį reikėtų kirsti. Bet matote situaciją. Čia gan platu. Matomai, kai yra mažiau vandens, yra įmanoma akmenimis pereiti. Šįkart, nežinau, teks gal ieškoti kito apėjimo. Žiūrėsim. Tai šiandien daugiau nebeklaidžiam. Tomas susikūrinėja tenais. O aš mėginsiu čia šitoj vietoj tarp eglių. Nes čia biškį lygesnė žemė yra atsistoti. Šiandieną naudosiu hamaką, nes čia nelabai kur yra lygios vietos. O Tomas lys po eglę. Gerai, einu įsitempti tentą, kol dar nesušlapau kiaurai. Stovyklavietę jau įsirašiau, galiu parodyti. Tentukas. Ir viduj turime hamaką. Pripučiamas čiužinys, galvėlė. Ir aišku, miegmaišis. Tai kaip ir miegų jau pasiruošta. Dabar, manau, būtų laikas eiti pažiūrėti sausos medienos, laužui užsikurti. Galime eiti pažiūrėti, kaip Tomui sekasi. Kaip jis ten įsirašė. Parsineša daiktus. Urva kokį pasidaręs. Nematyti neina. Jo, jau čia drąsiai. Gal ir nieko visai. Laikas miegoti. Gal yra po 10. Ir visą vakarą lyja. Galit girdėti. Tai sakau tada labanakt. Ir suspėksime už kelių sekundžių. Labą rytą. Spėgau gerai. Tomas jau vaikščia. Bando laužą matomai įkurti jau. Aš šiandien miegalius buvau. Ir tentas atlaikė puikiai. Vidai vandens jokio nebuvo. Viskas normaliai. Gan šilta buvo miegoti. Jo, tik tai kojines reikia įsidžiovinti iš vakarą. Šlapios. Ir batai biškį drėgni dar. Bet šiandien, jeigu nelis, išdžius batai be problemų. Kainu padėti Tomui tada laužą kurti.
susipakavom, judėsim tolyn. Žiūrėsim, kaip seksis kirsti upę. Bandysim ieškoti keliose vietose. Gal vanduo bus nuslūgęs biškį. Priėjom upelį vakarykštį. Tai realiai tas pats beveik. Galiu parodyti. Tomas žiūri. Situacija ta pati, kaip ir buvo vakar. Žiūrėsim, ieškosim, kaip praeiti. Čia kaip ir iš dviejų suteka du siauresniai yra. Ten toliau liktai dar medis yra. Žiūrėsim, gal kažką pavyks rasti, kur bus lengviau persikelti per upelį. Atėjom prie įtekėjimo į upę ir čia situacija dar gal netgi blogesnė negu buvo viršui pereiti, nes čia ir giliau ir nebent tenai, kur yra sala, dar pabandyti, o kito atveju tai čia giliau negu kad buvo viršui buvo geresnė galimybė perbristi. Judam tolyn, žiūrėsim, kaip tenai bus. Čia dabar likti neberodo, kad būtų koks upelis. Matysim. Vis dar braunamės pro mišką. Šio tako kaip ir beveik nėra. Bet jau nebetoli liko eiti iki ežero, tai žiūrėsim, kaip tenai situacija bus. Bet pakol kas tai kelelis tai sudėtingas. Tomas viršum eina, braunasi. Aš bandau laimę čia. Kol kas viskas normaliai atrodo. Priėjome ežero kraštą. Visai graži vieta. Tada srovė nemažai iš tikrųjų yra. Ir yra stipriai ištvinusi. Nes matot, kur žolės dar turėtų būti neapsemtos, viskas apsemta. Bandysim biškį toliau dar paeit pažiūrėti. Gal rasim kur įsikurti. Manau, tikrai rasim dar ir geresnių vietų. Prabridau pelkę. Dabar Tomas bando nesušlapęs prabristi. Pavyko. Sustojom, jau įsikūrinėjom stovyklavietę. Čia Tomo bardakėlis likęs iš popietų. O dabar šičia bus šiandien mano nakvynės vieta. Tentukas biškį nuo vieno nusuktas. Ir po apačia atrasas vietos, tai jau kaip karaliui daug. Tik žiūrėsim, lietaus labai daug nepraneša. Jeigu lys, nuleisiu priekį, kad į vidų nesitaškytų. O dabar tikriausiai įsitrauktis meškerį ir bandyti žvejoti. Tikiuosi, kažką tai pavyks pagauti šį kartą.
Nežinau, jums matosi, bet va, pradėjo lyti ir vaivorykštė atsirado. Nelabai ryški, bet yra. Pagal kas nieko nepavyko pagauti. Žiūrėsim, kaip toliau seksis. Tomas išėjo grybauti, aš dabar užkaičiau vandens. Pasidarysim kavos. Vėliau dar noriu, kad atviestų vanduo. Užsimaišyti duonai arba vakaro, arba rytų išsikepti. O man čia kaip ir nereikia to maisto beveik. O sėdint gali valgyti varnaugės. Pilna jų. Visur pilna. Tai galėsiu vakare atsigulęs smaguriauti. Nereiks nei iš lovos lipti. Gal ir neblogai taip. Malkom pasirūpinta laužai. Čia dar ir briedžio kakis. Tada nesupjautas. Čia smulkių biškį pripjauta. Galvojam, kursime čia prie akmens ir užuovėje yra. Bus patogiausia vieta. Užsimaišysim duonos. Turėtumėm vakare arba rytoj rytui ką valgyti. Atrodo, išsimaišė gerai. Dabar paliksim, kad iškiltų. Nebloga turėtų būti. Priešinasi kaip reikiant. Eikš čia. Taip. Nežinau, kiek nusifilmavo, bet gražus upėtakis. Nu, vieną turim. Bandysim gal dar kokią vieną pasigauti. Daugiau nemanau, kad reikėtų. Poros pilnai mums užtektų. Yra. Turiu dar vieną. Irgi neblogą. Na. Kaip čia. Biški mažesnis gal nebus. Mažesnis. Jo, mažesnis daug. Na va, šiandien vakarienę jau turim. Pilnai mums dviem užteks. Vada į grybų biškį radau prie Tomų rinktų. Taigi šiandieną užteks žuvies. Eisim dabar jau kepti. Žiūrėsim, ką ten Tomas daro. Jau kurį laiką išėjęs, tai gal jau laužą kūrena. Šiam vakarui aš manau, kad turim pilnai visko. Grybai, porą upėtakių. Nelabai dideli, bet pilnai mums užteks. Keskam mėlis, valgom šiltos duonelės.
Šalia Tomas kerta. Užsikūrėm laužą. Užkaitėm jau grybus. Ketvirto, čia dar Tomų kojos matos. Šildasi. Visą dieną basom vaikščiais beveik. Ką, šiandien jau dabar beliko pailsėti, prie laužo pakimarinti. Ir viskas. Dar vis grybai verda. Bet jau nebeilgai beliko. To eisim dar žuvį kepti. Vieną šiandieną, kitą rytoj pasiliksim. Pažiūrėsim, kaip Tomas iškepė upėtakį. Ar valgysim pusžalį, ar jau bus pilnai iškepęs. Kieštis. Sakai, bus iškepęs, ane? Jo, nes nuo kalo tiskė. Nu, drusko tutinė. Nupelos kūnį. Labą rytą. Tiktais buvo vėsoka biškį šį kartą. Nu, pranešė, kad bus 3-4 laipsniai tik šilumos. Bet viskas normaliai. Pastogė naktį puikiai atlaikė. Nebuvo tokio didelio vėjo. Arba čia gal nuo kalno tiesiog užuovėje. Bet viskas puikiai. Čia kad vėjas nepakeltų. Buvau kirvį prikabinęs per vidurį. Nors manau, kad ir neprireikė. Ką? Dabar eisiu kavos pasidaryti. Ir gal pažvėjau dar. Nors viršūnėmis vėjas jaučiasi. Per viršūnės gerai vėjas traukia. Greičiausiai čia mes turim tiesiog užuovėje nuo kalno. Šiandien gan stipriai vėjuota. Nors kaip minėjau, čia užstoja kalnai, matomai šitoj vietoj dabar nesviesi iš tos pusės. Tai visai neblogai. Vakar buvo pasikeitus vėjo kryptis, tai tiesiai pūtė mane palapinę, kol liejo lietus dieną. Bet tai buvo ten valandikė, tik tai gera. Vakar Toms pasūdė upėtakį, šiandien ragausim. Keičiam grybus dar pusryčiam. Grybai kepa. To galėsim valgyti. Nors ir žuvies jau buvo nemažai. Į skruzdėlės nori valgyti. Kartu. Ką, kertam antrą patiekalą. Pasėdėjom, užkandom, dabar reikia pakuotis, įdėti link mašinos. Žiūrėsim, kaip seksis per upę grįžti tą. Nežinau, ar kirsim toj pačioj vietoje ar kitoj. Dar žiūrėsim pagal situaciją. Kol susipakavom ir pradėjo lyti. Stovyklavietę aptvarkiau. Viskas kaip buvę ir netgi geriau. Iš šiukšlių nieks nepaliekam. Vėjas jau iškyla nežmoniškai, pradeda lyti.
Ir kaip galiu parodyti, atneša lietų ir aš manau gan stiprų. Tuoj liksim šlapi. Nu, bet jau šiandieną namo. Tai kad ir šlapi būsim, pareisim. Maža bėda. Nu ką, dabar mesk man. Gerai. Dabar brisim mes. Taip. Normaliai viskas. Kai neskubi, tai be problemų. Vakar einant žvejoti pro čia. Vienai rankai meškerė, kitoj GoPro kamera. Nu tai prieš galą ir įlėkiau. Pilnai. Andrius bangus pratai. Aš dar palauksiu, biškais aukščiau turbūt. Tai smagiai lietutis lyja, stovi vidury upelio. Bet šiandien yra mažesnis gylis, vakar buvo daug daugiau apsemta. Vieną batrą išplatinau. Čia visai gražios vietos. Ką, pasigrožėkim dar vaizdu. Nuo kalniuko. Ten Tomas matosi. Dabar einant pažiūrėti, kaip upė atrodo iš šono. Taip. Jo, labai gražiai. Vaizdelis gražus. Taigi dėkui, kad žiūrėjot. Kam patiko, paspauskit like, subscribe ir iki kitų kartų.